Esu Juntautė, esu osteopatė ir radiologė, gyvenu Vilniuje. Susidūrus su to, kad reikia tos finansus savo suprasti, kas tie finansai yra. Ta sfera man tiesiog atsivėrė. Anksčiau apie tai per daug negalvodavau ir tada jie atsivėrė. Ir tada skaičiau knygą ir ten buvo piramidė nupiešta, kaip tos finansus kaupti ar turėti. Vienas yra taupyti, uždirbti arba investuoti, man atrodo buvo. Ir aš galvojau, investuoti nežinau, ką reiškia, nenoriu taupyti. Ir reikia tada, reiškia, daug dirbti, nenoriu. Tai gal reikia išsiaiškinti bent tada, kas iš vis tas investavimas. Aš norėjau ir gauti tą tokią bazę, suprasti apskritai, kas tai yra. Ir man atrodo, tie mokymai ir padeda suprasti tas dalis, kur yra įvairius investavimo būdai, kur galime investuoti. Padeda suprasti, kuo skiriasi investavimas žiūrint į tolimą ateitį, apie tą tokį kaupimą, nuoseklų ir kodėl jo reikia ir kaip jis veikia, tai aš nežinau. Tai va, šitas padėjo atsakyti, kaip tai daryti, suprasti ir paskaičiuoti iš vis, kiek turi investuoti, kad kažkas atsieitų. Gal sunkumai tai ir yra tas, kad turėti laiko pasigilinti. Ir gal tada dar ne toks gal sunkumas, bet toksai apmąstymas yra, kad va, čia yra tas investavimas ir aš, ką jis reiškia man ir ar aš jį noriu daryti, kiek jį noriu daryti. Atrodo, reikia, kad susigulėtų tą informaciją, kad ateitų atsakymai, ką rinktis, kuria čia strategija, kiek tai gilintis ir ar iš vis man patinka, gal man kažkaip visgi nepriimtina ir aš galvoti kažką kitą. Gyvi susitikimai, kad ir per Zoomą, bet gyvi, kur vienas kitą matai ir kažkas gali kažką pakomentuoti, pasidalinti, tai suteikia tą tokio gyvumo tiems kursams. Jeigu įsipareigoji dar prieš kažką, tai jauti dar tokį įsipareigojimą, kad reikia prisijungti, kad vis tiek reikia dalyvauti, tai tas motyvuoja, tas gyvas susitikimas. Išgirstu kaip kitos moterys kokiose situacijose ir šiaip kaip šneka ir kokiam pasaulyje jos gyvena ir kaip mato. Ir, aš mokausi iš to, žiūriu iš savo pusės. Aš apie tai galvojau, pasikalbėjau su viena tokia pažįstama, ji pasakė jūsų pavardę ir tada pamačiau tos kursus. Kažkaip patogu yra, kai informaciją kažkas jau supranta ir tau pateikia kąsnelis. Pačiam prisėsti prie visiškai naujos temos tiesiog nėra laiko, nes aš, tarkim, mokausi, studijuoju, mokausi ir dar mokytis dar vieną nuo pagrindų, jau nėra tam laiko ir noro gal. Gal palinkėti būtų tokio atviro požiūrio, laiko apgalvoti, laiko susipažinti ir tokio pasitikėjimo. Finansai nėra kažkas neįveikiamo ir kad galima juos daryti kaip susigalvoji, bet sukaupiant informacijos iš išorės. Ir tada nusiramini ir galvoji, gerai, šiuo momentu man taip. Ir tada darai.